Tai labas vakaras, kas esate kartu, kas pasijungėte į šitą transliaciją dabar gyvai ar pakartojimo metu, jums patogiu metu. Arba čia, ką galima stebėti per mano Facebooko kanalą, arba Širdies erdvės puslapį, arba vėliau šitas video taip pat atsidurs ir YouTube'ės kanale, kuris pavadintas mano vardu. Tai kaip ir jums patogu, kaip galima prisijungti arba šiaip pasiklausyti. Tai labai džiugu, kas klausotės, esate kartu. Ir tiesiog jūs pakvietė arba norisi tų tokių paprastų pasidalinimų apie energijas mūsų kasdieninėme gyvenime. Paprastai, aiškiai, suprantamai ir kaip veikia tos energijos, kurias, žinoma, aš visų pirma perleidžiu per save, per savo patirtį, patikrinu, kaip man tai veikia ir tada mielai galiu pasidalinti su jumis, kuriuos jau galit tikrinti per save, naudoti tai, arba nenaudoti, arba tiesiog taip kažką išgirsti, kas galbūt nuves į jūsų pačių kūrybinės erdvės su tomis energijomis. Tai va, tai kaip ir sakiau, paprastai, suprantamai ir aiškiai šį vakarą noriu pasidalinti apie energetinį palaikymą. Kaip iš tikrųjų yra labai gražu palaikyti savo artimuosius, savo žmonės tam tikrais momentais, sunkesniais momentais. Aš jau esu kalbėjusi beje apie palaikymą, apie tai, kaip vienas iš tų tokių paprastų elementarių pratimų, kad kai mūsų artimieji žmonės kažkur dalyvauja ir yra sudėtingesnė situacija arba kažkoks išbandymas, ar ne, ir mes negalim būti šalia jų, tai tada vienas iš tų tokių būdų yra, tarkim, mes esam namuose, tai žmogus kažkur yra išėjęs, bet jūs žinote, kurioje kryptyje maždaug šiaurė, pietus, vakarai ar dar kažkaip panašiai, ir atsisukus į tą pusę, iškėlus delnus, rankas į tą pusę, tiesiog laiminti. Vietoj kažkokio tai nervavimosi, pergyvenimo, irzlumo, arba ką aš galiu padaryti, ką man daryti, kaip čia dabar bus, kas čia bus ir taip toliau. Aš negaliu būti, negaliu padėti, negaliu sukontroliuoti to viso to. Tai visas tas mintis pašalinus į šoną ir vietoj to geriau fiziškai atsisukus, dalyvaujant, atveriant savo širdį, ką reiškia gyventi širdimi, pajungiant. Ir atsukti rankas, delnus ir sakyti laiminu, siunčiu, ką tau reikia, ko tau reikia, tegul per mane pereina, kiek gali priimti, kiek tau skirta ir taip toliau, ir tai palaikom. Nes pati patyriau, pati žinau, kad kai, tarkim, yra pergyvenama arba nervuojamasi dėl mūsų, arba čia aš pati turėjau situaciją, kai dėl manęs pergyveno ir nervavosi, tai aš negana to, kad turėjau susikaupti, daryti savo darbą, dar ir turėjau atlaikyti tas visas pergyvenimo energijos, kurios tiesiog dar spaudė. Tai iš vienos čia pusės čia vienas darbą turi daryti ir dar trečią darbą daryti, kad atlaikytos tą visą. Tai ne tai, kad negatyvas, bet tam tikra sunki energija, kuri tiesiog spaudžia. Ir taip, ją galima patraukti, nieko tokio, bet tada turi pasidalinti koncentraciją į tą darbą ir to savo erdvės išlaikymą. Mes galim tai padaryti, be jokios abejonės. Bet jeigu norim eiti į bendrystę, bendradarbiavimą, bendrą kūrybą, palaikymą, tai tada jau tenka jau pirmiems mums, mes ar ne, kas einam šituo keliu pirmesnė negu mūsų, tarkim, kažkokie artimieji arba draugai pažįstami ir mes domimės šitais visais dalykais, tai mes pirmieji žengiam, pirmieji darom, išbandom ir tik tada sulauksim arba nesulauksim, bet tikrai nesitikim, kad mums taip darys, bet tiesiog mes būnam tas pavyzdys, kuris
kurie pirmieji tai išbando, pasidalina ir tada grįžta mums tas grįžtamasis ryšys. Bet mes turim būti pirmieji, kurie tai daro ir tai kuria naują bendrystę, naują bendravimą, naują energetinę erdvę, palaikymą su tais žmonėm, kaip ir sakiau, per racionalų, konkretų palaikymą energetiškai iš širdies. Visi norim, kad mus mylėtų širdies. Niekas nenori, kad ant mūsų bartųsi, niekas nenori, kad mus kažkas tai kontroliuotų. Mes niekas nenorim. Mes norim, kad kiti elgtųsi su mumis iš širdies. Tai todėl mes turim pirmieji elgtis iš širdies, kad kažkas turėtų pavyzdį, kaip tas širdis atsiveria ir kaip per ją galima elgtis. Tai va, tai čia dabar nepasakysiu, koks mano buvo video, bet čia maždaug prieš mėnesį, prieš 2 aš kalbėjau apie tai, kaip... taip ir video pavadinimas buvo kaip teisingai pergyventi. Tai va, kaip teisingai pergyventi ir ten buvo, jeigu kažkas norėsit, galėsit atsisukti čia Facebook'e prie video skyrelio arba prie YouTube'ai mano jau tas yra įkeltas. Kaip teisingai pergyventi, kitiem neužkrauti savo pergyvenimų, kad jiem netektų ten savo reikalus tvarkytis, bet dar ir mūsų atlaikyti, mūsų krūvį, nes tai nepadeda. Tas visada yra tas sveikas, gražus palaikymas ir jis prasideda nuo energetinio lygmens. Tai va. Tai va, bet tai čia trumpai taip, o ką šį vakarą, tai aš norėjau visiškai naujų dalykų su jumis pasidalinti, ko dar nesu dalinusis iš tikrųjų. Ir tas dalykas man jau pasikartojo 2 kartą, tai pasakysiu savo abu pavyzdžius. Labas vakaras, Jovita. Labas vakaras, kas prisijungėt ir žiūrit dar kartelį, su ko nespėjau pasveikinti. Tai va. Tai dabar visiškai mano naujas, žinot, kaip ten, naujas singlas, naujas burtas. Tai va, ir dabar noriu su jumis pasidalinti, nors tą jau patyriau gal prieš kokius daugiau negu 10 metų, bet neturėjau kam įgarsinti, dabar pasikartojo tas pats dalykas, atsinaujino. Refreshą padarė, tai dabar noriu pasidalinti savo vienu nuostabiu atradimu, kuris yra susijęs būtent su energetiniu palaikymu. Ir šitas, jeigu prieš tai kalbėjau pradžioje, video apie tai, kaip jeigu palaikyti žmogų, kai yra toli nuo mūsų, užsiėmė savo reikalais, tai dabar šitas energetinis palaikymas yra taip, kaip palaikyti žmogų, kai jis yra šalia mūsų, arba mes dalyvaujame tam pačiame renginyje, pokalbyje, tas pasvyksta situacija ir mes esame šalia mūsų brangaus žmogaus. Tai susijęs su mūsų artimaisiais, mūsų šeima, giminaičiais, draugais, gali būti ir su tolimesniais žmonėmis, bet ten turi būti atgalinis ryšys. Kadangi su artimaisiais visada yra ten mūsų atgalinis ryšys, mes duodam, gaunam, tada čia jau kaip ir lengvai tas viskas vyksta. O kai su kitais, ten galbūt gaunam kažkokią informaciją iš to žmogaus ir tada jį irgi galime energetiškai palaikyti. Tai va, kad būtų balansas. Tai dabar mes orientuojamės į artimus žmonės. Gerai, tai pradžia yra tokia, kad mes visi jaučiam, žinom, numanom savo stipresias savybės. Mes kaip vaikystėje prisimenam, ką mėgdavom daryti, kas mums geriausiai sekdavosi. Tarkim, ką jau ten reikėdavo virtuvėje ar per pamoką kažkur kažką pasakyti, padeklamuoti ar ką, tai visi, jinai arba jisai, šitas geriausiai tą žino, jau mano ten tas sūnus, tai jau šitame gabume niekas jau jo neplenks, arba šitoje vietoje jau, Nes yra mūsų tos tokios duotybės, kurios kartais būna net ir per daug reiškiasi, arba netgi stipriai, arba kurie netgi mėgsta pakomentuoti, tau čia reiktų mažiau kalbėti, arba tau čia mažiau reikšti, arba čia tokie išryškinimai to mūsų duotybių, kurios labai tokios ryškios, labai aiškios ir mes jas turim ir jos tiesiog liejasi, kur mes labai kažką stipriai turim.
Ar ne? Nu, tai va, mano pavyzdys yra kalbėjimas. Kalbėjimas prieš auditorijas. Arba kažko tai pasakojimas, dalinimas. Aš šiaip, žinokit, esu intravertė, esu labai uždara, galiu nekalbėti burelėje žmonių, jeigu matau, kad galiu nepratarti nei žodžio, jeigu tiesiog tai yra ne mano temos ar dar kažkas, tai tikrai aš nesu iš tų, kur didelių būrių būrelių šnekorė arba ten pašnekovė labai kažkokia netgi man tai kartais netgi yra sunku bendrauti vienas su vienu. Aš moku, man yra sunku kartais. Bet kas man lengva ir kas man paprastas tada būdavo nuo vaikystės, tai eiti ir kalbėti prieš auditorijas. Jau šito jau gali būti 200, 300 žmonių, 20, 30, bet jeigu reikia atsistoti paimti mikrofoną, man yra nulis sveikų tų kažkokių baimių ar ten scenos baimių, sąmonė. Man kas susijęs su kalbėjimą prieš auditoriją ir dalymasi, man tikrai yra tas nesunku ir paprasta. Ir ką dabar norėjau pasakyti. Ir tada dėl to man labai pradėjau vesti meditacijas, man dar to labai faina tas meditacijas žmonėms vesti. Ir buvo dabar tokia situacija, kad buvo renginukas ir buvo pakviesta savanorius, žmonės, kurie nori pravesti meditacijas, galbūt jie nori tam renginį pravesti. Tam apie buvo, kažkur tai 40-50 žmonių. Tai aišku, taigi, ašgi noriu. man patinka. Bet ta vedėja manęs nepasirinko ir jinai pasirinko mano draugę, mano pažįstamą vieną. Ir aišku, buvo man nuostaba, kodėl, nes aš čia pasisiūliau, bet jinai manęs nepriėmė, man buvo keista, bet pasiėmė mano draugę, kuri prieš auditoriją nėra turėjusi patirties kalbėti tas meditacijas ir taip toliau. Na ir kaip yra, gerai, sėdam visas tas turtelis, tas 40-50 žmonių ten medituoti ir mano draugė pradėjo vesti tą meditaciją. Jos balsas drebėjo, jinai jaudinosi ir labai tas jautėsi ir stigo tie žodžiai. Ir kiti žmonės pradėjo komentuoti, kad per tyliai kalba, garsiau, nieko nesuprantu, nieko negirdžiu, apie ką tu čia. Ir jaučiau tą draugės susierzinimą, jaučiau savo pačios susierzinimą, kodėl taip yra, vyksta tokia situacija. Ir jai, kodėl jį papuolė, kad jai sunkiau, o man niekas nedavė, ir dar kitas susierzinimas, kuris jautėsi žmonių, ir toksai vyko chaosas tokioj pradžioj. Ir tada galvoju, reikia kažką daryti. Ir, žinot, aš tada tą savo susierzinimą patraukiau, nes yra, kaip yra. Reiškia, šitą situaciją turi būti tokia, kokia jinai yra. Ir aš tada paėmiau savo vidinį tą gebėjimą kalbėti prieš auditoriją. Pasakiau, kad dabar mano visi tie sugebėjimai, mano šitas gebumas kalbėti, dalintis auditorijai lengvai, paprastai, tarsi atsistoja šalia mano draugės, jai už nugaros, ir palaiko jai, padeda, kad dabar tegul mano šitas kalbėjimas suaktyvuoja jos kalbėjimą. Ir jos gabumai dabar atsiskleidžia taip, kaip gali geriausiai. Per jos širdį, per jos taip, kaip yra. Ir įsivaizdavau, kad aš energetiškai, kaip nematoma būtybė, uždedu kaip palaikymą tai draugiai. Rankas ant peties, sėdėdama tame ratelėje, ir ją palaikau. Ir taip jai siunčiu palaikymą. Ir nepraėjo nei 3 minutės, kaip mano draugė visiškai kitaip pasikeitė jos balsas, pasikeitė jos tambrė, žinoma, jinai ir pati matyt susijėmė. Ir jinai pati tą priėmė, ir jai gal reikėjo, tai nebuvo vien tik tais mano tas. Bet tai buvo mano tas dalinis palaikymas, kur aš pasidalinau su ją savo tokį gabumu.
Ir jinai pradėjo vesti visiškai kitaip tą meditaciją. Viskas pasileido, viskas atsileido ir ta energija pratekėjo ir po tos meditacijos jinai gavo daugybę pagirimų, palaikymų, apsikabinimų, kas buvo pradžiai nepatenkinti. Visi jie gyrė ir sakė, kokia buvo, vau, nuostabi meditacija. Ir aš labai džiaugiausi, kad pavyko ir buvo tikrai tokia, man buvo labai nuostabi patirtis ir labai džiaugiuosi, kad taip, kad vis tik viskas taip susidėliojo, taip kaip turėjo būti ir išsprendė tokiu būdu. Tai va, paskui, o dabar vat kokia švieži situacija įvyko, vėlgi su tokia panašiu formatu, tai buvo tas, kad mano vyrui paskambino mano giminaitis ir paprašė patarimo, pamokymo, kaip teisingai ten atlikti jo vieną darbą. Tas darbas yra mano vyrai, jis galėtų ir naktį užsimerkęs miegodamas daryti tą darbą, visą gyvenimą tai daro ir tiesiog, atrodo, pasidalinti, pasakyti jam ten tuos kelis pamokymus, pratimus, kaip ką daryti, kad pasisektų ir mano giminaičiui tai padaryti. Bet mano nuostabai, mano vyras tai pasimetė, sako, aš nemokytas, aš nemoku, nežinau, kaip tau paaiškinti šitų dalykų, kaip juos daryti, sako, man sunku. Ir žinot, įsijungia iš pat pradžio ta žmonos tokia, kaip tu čia taip kalbi, vos ne maždaug duok man ragelį, aš jam paaiškinsiu, kaip ten ką daryti. Ir ten viskas, taigi čia taip paprasta, taigi čia tavo darbas, taigi čia viskas turi eitis lengvai ir paprastai. Ir tada vėl prisiminiau šitą praktiką, tada vėl užsimerkiau, vėl įsivaizdavau, kaip perduodu ir siunčiu savo vyrui, leidžiu jam aktyvuoti per mano gebėjimą dalintis, jam pasidalinti savo tais dalykais, pajausti, kad jis irgi moka dalintis, kad pas jį irgi yra tas dalinimuose, kalbėjimosi, tas dalykas, tik tais gal jis yra ne taip išreikštas, užgniaužtas, pamirštas, nenaudojamas ar dar kažkur ten lentynoje apdulkėtas guli. Ir vėl leidau jam tą akimirką, pasidalinau savo kalbėjimo gabumais su juo energetiškai. Ir taip pat jam vėl viskas suveikė taip kaip ir pirmuoju atveju. Jisai staiga pralinksmėjo, praguvėjo ir pasidalino, papasakojo mano giminaičiui, kaip ką daryti, kaip tas, kaip anas, ir užsivedė tas pokalbis toksai gražus ir kiek galėjo, tiek mano vyras jam ir paaiškino. Tai va, ir va ta tokia aktyvacija, tai ne taip, kad aš tau duodu, siunčiu ar dar kažką, bet kad aš su tavim pasidalinu, ką aš turiu tuo metu iš savo pusės, kokios mano savybės padėtų tam žmogui, jos reikalingos, mes tarsi atrodo, paimčiau, aš padaryčiau man 100 kartų lengviau ir paprasčiau. Bet visą tą sako, ne, tai tu jau žinai, kaip tai daryti, tau lengva tai daryti, tau net ne iššūkis tai daryti, o jai yra iššūkis. Ir dėl to mes to savo kantriu buvimu, kažkokia pagalba, parama, kartais žodžiais ar neišreikštais, o kartais, jeigu dabar tema yra apie energetinį palaikymą, tada energetiškai mes, sakau, kaip ir suaktyvuojam, yra tas žodis, ar ne, įkvepiam ir palaikom kitų tuo žmogum, tiesiog pasidalindami savo savybės, kas mums savaime aišku. Nes vienas ten žmogus, kuris gyvena Afrikoje, jam vieni dalykai labai aiškus, o kur mes čia gyvenam šitoje vietoje, mums kiti dalykai labai aiškus. Bet kai mes apsikeičiam, pasidalinam savo tą informaciją ir vienas ir kitas paauga ir praturtėja, prasiturtina, prasiplečia. Ir tuo metu galbūt tas prasiplėtimas įvyko su mūsų energetiniu palaikymu, bet kitą kartą tas žmogus jis bus pajutęs, kad yra tos galios, yra tas gebėjimas ir pas jį.
ir jam jau bus lengviau pačiam įsikvėpti ir be mūsų to palaikymo, ir be mūsų tos pagalbos jisai susivoks, ką daryti ir kaip, nes jau jisai jau turės tą energetinį pavyzdį. Ir nebūtina paskui sakyti, o, žinai, aš čia tave palaikiau, o, čia aš tau daviau tą kalbėjimo dovaną, nieko mes ten nedavėm. Ten mums yra šitą dovaną, kitam gyvenime neaišku, ar jinai bus. Dabar yra taip, kitaip, kitą dieną gali būti kitaip. Tai yra mūsų tasai toksai bendradarbiavimas tą akimirką, su kokiais įrankiais mes padedam tam žmogui. Ir kad tai būtų svarbiausia tie įrankiai iš mūsų širdies, iš mūsų gilaus pajautimo ir tikrai nuo širdaus padėjimo, o ne pasipuikavimo, puikybės ir taip toliau. Nes dar ir kartais geriau viskas būna ir pasiseka, kai po to neįgarsinam tų visų savo dalykų tam žmogui ar dar kažką, nebent jaučiam, kad tai bus paskui gražus pokalbis, arba žinai, kad aš tave palaikiau ir aš tave nusinčiau, kaip bet tame nebus tame prisipažinime, tame palaikyme, kad noro ego, kad pastebėtų, va, tu man čia skolingas, va, aš tau padėjau. Tai va, savo vyrui to aš nesakiau, nebent jis šitą video pažiūrėtų, tada sužinotų, bet aš nemanau, kad to reikia. Man faina, kai viskas gaunasi ir to užtenka, nes vis tiek mūsų pats didžiausias, vertintojas, nežinau, ar taip kalkuliuotojas, aš taip galima sakyti, yra visata, yra energijos, yra tie visi dėsniai. Ir jie viską ten suskaičiuoja geriau, kaip geriausia buhalterė. Tai va, ir žmogiškas skaičiavimas yra toli, labai labai toli nuo to, ką ir kaip visada viską čia puikiai sudėlioja pas mus. Tai va, tai labai gerai yra žinoti savo stipriasias savybės, savo gabumus. Net irgi kurie sakytų, kad čia pas tave to per daug. Nieko pas mus per daug nėra. Viskas yra tvarkoje, tik tais reikia tą kryptingai išnaudoti, kryptingai panaudoti. Ir tada viskas labai bus susiharmonizuos. Tai va. Gerai. Viskas teisingai susiharmonizuos. Paskaičiau dabar Jurgitos komentarą. Tai va, tai dabar mes tada pagal tą komentarą ir pasidarysim. Tai va čia, kas dabar žiūrim šitą video. Dabar taip kviečiu visus pajausti, visas pajausti savo širdį. Ne, mūsų visą šitą būrelį dabar. Čia visas savanoris ir savanoris, kurie žiūrim šituo metu ar kitu metu, visiškai nesvarbu, laikas ir erdvė neturi reikšmės. Ir dabar šitame būrelyje, kai esame, dabar leidžiam savo, kviečiam save, kad vat, mūsų tas įsivardintas stipriasias savybės, kurias jaučiam, kad turim, kad ir gebėjimą skaniai valgyti daryti, aš šito gebėjimo neturiu, gal kas galit įsivardinti, jeigu turit, gal kas kažkokių kitokių savybių, vat, kurių dabar įsivaizduojat, kad kas turit pastabumą, greitį, draugiškumą. Pasivardinkim savo tas savybės, kurias turim ir jaučiam, kad jų yra pas mus daug. Tai va, dabar visą jų gražiausią formą, energetiškai švarės ir išvalytas tas savybės, mes dabar va šitam ratelyje, kas žiūrime, pasidaliname vieni su kitais. Ko mums reikia, pasipildom ir leidžiam pasipildyti kitiem. Darniai, gražiai, energetiškai, su visų balansu, harmonija, darna, švara, tyrumu, iš širdies, pačiais aukščiausiais įmanomais mums prieinamais dažniais, pasidalinam vieni su kitais savo savybėmis, kurias turime apsčiai. Ir priemam informaciją apie tas savybės, kurias turi kiti, o mums jų galbūt kartais trūkumas.
arba noras turėti. Noras gebėti išmokti įvaldyti tas savybės. Tai vad, jūsų gebėjimas įvaldyti tas savybės yra šiuo atveju kaip dovana kitiem, kaip pavyzdys. Tai mes energetiškai pasidalinam šitais pavyzdžiais ir kaip mokam valdyti tos įrankius su palaikymu ir įkvėpimu vieni kitiems. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip ir taip yra. Ačiū, ačiū, ačiū. Tai tiek norėjau pasidalinti šį vakarą. Norėjau pasidalinti šitomis savybėmis ir šitų pasidalinimų apskritai. Kviečiu panaudoti, išbandyti tai, naudoti tai ir pasižiūrėti, kaip tai veikia per jūs, kaip keičiasi gyvenimas, kaip keičiasi jausena ir mėgauti savo buvimu ir šitomis gražiomis savybėmis, kurias turime čia ir dabar. Tai ačiū Jums labai. Taip, dabar ištikimieji mano žiūrovai, kas stebite, kas antrą ketvirtadienį, dabar visos laidelės dabar jau bus man po atostogų, tai jau Liepos paskutinė savaitė. Tai dabar transliacijos šiek tiek sustoja, pasidalinimai Facebook'e plauks ir toliau, o jau gyvose transliacijose susimatysim beveik po mėnesio. Šiek tiek mažiau. Tai va, ačiū Jums už ačiū. Jurgita, Giedrė, Asta, dėkui Jums, Živilė. Linkėjimai ir tiem, kas žiūri ir esate kartu. Tai va, tai dėkui, gero laiko, gražios Liepos mėnesio, gražaus ir susimatysim. Iki.